Nustatykime, su kuria A reikšme, atkreipkite dėmesį, kad reikšmė turi būti neigiama. Skaičiai surašyti šitą tvarką sudaro geometrinę progresiją. Mes žinom, kad geometrinė progresija yra tada, kai antrą narį dalinam iš pirmo, o gaunam tą patį, ką trečią dalindami iš antrojo. Tai yra takų reikšmė. Reiškia, A padalinta iš 6 turi būti tas pats, kas 96 padalinta iš A. Štai turiu tokią lygtelę. Sudauginu, bet taip pagal proporcijos savybę, dauginu A su A bus A kvadratu lygu, o čia 6 kart 96. Taigi A kvadratu lygu 576 ir A bus lygu, reikia ištraukti šaknį iš 576, gausiu 24 arba galėčiau gauti minus 24. Teigiamas skaičius man netinka. Pagal sąlygą mano A turėjo būti neigiamas. Taigi atsakymas bus minus 24.